Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Žinios reikalauja veikimo. Taigi, Ezra parvyko iš Babilono. Jis buvo raštininkas, žinovas Mozės įstatymo, kurį buvo davęs Viešpats, Izraelio Dievas. Kadangi Viešpaties ranka buvo su juo, karalius jam buvo suteikęs visą, ko tik jis prašė. Ezros 7 skyrius 6 eilutė. Jau praėjo daugiau nei 2000 metų, kai Ezra atsidavė visa širdimi tyrinėti Viešpaties įstatymą, laikytis jo, tačiau šis laiko tarpas nesumenkino pamaldaus žmogaus įtakos. Užrašas apie jo pasišventusį gyvenimą daugelį įkvėpė pasiryžti gilintis į Dievo įsakymus ir juos vykdyti. Ezros motyvai buvo kilnūs ir šventi. Viską, ką jis darė skatinamas gilios meilės sieloms. Kiekvienam, kuris stengiasi įgyvendinti reformas, jo švelnumas ir gailestingumas tiems, kurie žinodami ir netyčia nusidėjo, turėtų būti vaizdinė pamoka. Viešpaties įstatymo negalima sustiprinti ar sumenkinti. Koks jis buvo, toks jis ir yra. Jis visada buvo ir bus šventas, teisingas, geras ir tobulas. Jis negali būti atšauktas ar pakeistas. Žmogaus kalba jį gali tik arba pagerbti, arba pažeminti. Krikščionys turėtų ruoštis tam, kas visiškai netikėtai turi užklupti pasaulį. Šis pasiruošimas turėtų vykti uoliai studijuojant Dievo žodį ir stengiantis suderinti savo gyvenimą su jo reikalavimais. Amžinybė iš mūsų reikalauja daugiau nei įsivaizduojamos religijos, susidedančios iš formų ir žodžių, kur tiesos yra laikomasi tik išoriškai. Jei Senojo testamento šventieji taip ryškiai liudijo apie paklusnumą, tai ar tie, kuriems šviečia dar ryškesnė amžių šviesa, neskleis dar ženklesnio liudijimo apie tiesos jėgą? Ar leisime Ezros pavyzdžiui mokyti mus, kaip turime panaudoti savo rašto žinias? Dievo tarno gyvenimas turėtų mus įkvėpti tarnauti Viešpačiui savo širdimis, protais ir jėgomis. Kiekvienas turi jam paskirtą darbą, kuris gali būti atliktas tik dėka pasišventusių pastangų. Pirmiausia, mes turime atsiduoti Dievo reikalavimų supratimui, o paskui juos praktikuoti. Tada galime sėti tiesos sėklas, kurios duos vaisių amžinajam gyvenimui. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.